Neįmanomi dalykai. Kodėl Sara juokėsi sakydama, nejau aš iš tikrųjų dar gimdysiu, būdama tokia sena. Argi yra Dievui negalimų dalykų? Pradžios 18 skyrius, 13-14 eilutės. Tik pamėgink bažnyčios susirinkime pasakyti, jog yra dalykų, kurie neįmanomi viešpačiui. Tai pasakęs pamatysi, kaip tikintieji tave žvelgs su užuojauta, o pastorius pasiūlys pasimelsti už tavo tikėjimą. Taigi bažnyčioje apie tokius dalykus tylime ir abejojame tylomis. Dar blogiau, jei būdami tikėjimo žmonės, kalbame apie tai, jog darbus galima daryti ir be tikėjimo, o apskaičiuoti ir numatyti pagal tikimybių teorijas. Bendruomenės vertiname pagal bažnyčios narių skaičių, entuziastingai nusiteikusių ir atvėsusių tikėjimo, pagal vaikus namuose prižiūrinčių moterų užimtumą, pagal vyrų pajamas ir panašiai. Taigi bendruomenės sprendimai būna atsargus, pamatuoti ir dažniausiai priimami suradus visiems tinkamą kompromisą. Kitaip yra prie stalo. Čia galime postringauti ir apie Dievui negalimus dalykus. Prie stalo tu esi tikresnis, tavo tikėjimas nuoširdesnis, tavo protas guvesnis ir nepaveiktas religinės pagavos. Prie stalo tu gali juokauti, dalytis tuo, ko trokšta tavo širdis, gali kalbėti perlenkdamas ir niekas tavęs dėl to nesmerks. Viešpačiui su angelais ir Abraomui, kartu sėdint prie stalo, Sara nugirdusi jų keistą pokalbį, kad kitais metais jį pagimdys kūdikį, tik pasijuokė. Šie žmonės kalba, neva būdama 90 metų jį pagimdys vaiką, o Abraomui tuo metu bus net 100 metų. Tas pokalbis prie stalo atrodo keistai, nors vyno ant stalo ir nebuvo padėta. Pokalbiai prie stalo skiriasi pagal tai, kokie žmonės ten susėda. Kai sėdi žmonės suprantantis, kaip funkcionuoja pasaulis, jų kalbos paprastai būna pragmatiškos ir apskaičiuotos, o planuojant įvertinama rizika ir nuo jos apsidraudžiama. Tokiu atveju žmogus viską kontroliuoja pats. Kita vertus, kai prie stalo susėda žmonės, suvienyti tikėjimo, galima išgirsti daug įdomių ir neįtikėtinų kalbų. Tos kalbos gali atrodyti netgi kvailos, kaip augusių vaikų žinančių, ko nori, bet nesuprantančių, ar tai įmanoma įgyvendinti. Gyvenimą patyrusi ir apie jį gerai suprantanti moteris juokėsi iš vyrų kalbų prie stalo. Juk kaip moteris Sara jau žino, kad dėl amžiaus nebegali pastoti. Ar yra Dievui negalimų dalykų? Štai kokia teologinė tema prie šio stalo. Du viešpaties palydovai linkčioja galvą. Viešpačiui viskas įmanoma. Abraomas neskuba. Dabar jis labiau įsitikins, ar viskas įmanoma. Tam, kad pamatytum neįmanomus dalykus, tampant įmanomais, reikia ne tik tikėjimo, dar reikia ištvermės ir laiko. Protu suvokiame, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Jis gali daryti viską, ką tik panorėjęs. Tačiau iš savo patirties suprantame, jog dažniausiai Dievas veikia pagal kūrinijoje veikiančius dėsnius. Šis pasakojimas tikriausiai primena dar vieną istoriją. Pas Mariją apsilankęs angelas Gabrielius jai pasakė: tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Luko 1 skyrius, 31 eilutė. Be abejo, Marija nustebusi klausė Gabrieliaus: kaip tai įvyks, jei aš nepažįstu vyro? O Gabrielius, paaiškinęs jai, kaip tai įvyks, dar pridūrė: Dievui nėra negalimų dalykų.
Luko 1 skyrius 37 eilutė. Dvi moteris, vienos įsčios apmirusios, o kita nepatyrusi vyro, gauna apsvarstyti angelo teiginį: Dievui nėra negalimų dalykų. Tikriausiai šitie stalo epizodai Abraomo palapinėje ir Marijos namuose mums turėtų priminti, jog Dievui nėra negalimų dalykų. Tai, ką Jis yra numatęs padaryti, Jis ir padarys. Mes esame riboti ir galime padaryti tik tiek, kiek galime. Tačiau mes bendraujame su Dievu, o Jis kartais mus pasiima į kelionę, kurioje ruošiasi nuveikti neįmanomų dalykų. Klausimas apmąstymui. Kokius sunkumus, man rodos, neįmanoma išspręsti net su Dievo pagalba? Malda. Viešpatie, prašau, atleisk man tai, kur aš nematau tavęs ir tavo veikimo. Noriu matyti, jog tai, ką darau, yra vertinga ir reikalinga.